Savaitgalį Lietuvos krepšinio lygoje įvyko vienerios rungtynės. Lietuvos vicečempionas Kauno Žalgiris be 4 pagrindinės sudėties žaidėjų turėjo vargo Panevėžyje, tačiau likusių žaidėjų pastangomis 80-69 nugalėjo Vietos Techasą. Žalgiris puikiai kovojo dėl atšokusių kamuolių ir laimėjo kovą po krepšiais 51-27. Kartais reikia išeiti iš įvairių padėčių ir šiandieną buvo tokia padėtis, kai tikrai gripas neaplenkė ir mūsų ir iškrito eilė žaidėjų ir matėm, kad tikrai kartais keista sudėtim žaidėm, bet priverčia gyvenimas ir svarbiausia, kad išsisukom iš tos padėties, galų gale laimėjom rungtynes ir lauksim visų sugrįžtančių. Nugalėtojų gretose puikiai rungtyniavo įžaidėjas Žygimantas Janavičius. Jo sąskaitoje 16 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Po 16 taškų taip pat įmetė Povilas Čiukinas ir Dainius Šalenga. Techaso ekipoje 17 taškų surinko Darius Griškėnas. Po 7-osios pergalės iš tiek pat galimų Kauno Žalgiris išlieka vienvaldžiu Lietuvos krepšinio lygos lyderiu. Jam ant kulnų lipa čempionas Vilniaus Lietuvos Rytas, Panevėžio Techasas 4. Absoliutus turnyro outsideriai Kauno Aisčiai. Jie šiame sezone pralaimėjo visas 6 žaistas rungtynes. Vos vieną pergalę daugiau turi Perlas, Rūdupis ir Nevėžis. Kauno Žalgiris savaitgalį iškovojo pergalę ir BBL elito divizione. Kauniečiai sekmadienį 74-63 nugalėjo Liepojos Lauvas iš Latvijos. Nugalėtojams 22 taškus pelnė Markusas Braunas. Vilniaus Lietuvos Rytas svečiuose po pratęsimo 93-89 nugalėjo Rygos VF ekipą. Bet Lietuvos Ryto stovyklą pasiekė liūdna žinia. Vidui Ginevičių lūžo devnikaulis. Jam atlikta operacija ir jis nerungtyniavo 6 savaitės. Kėdainių Nevėžis namuose po atkaklios kovos 70-69 įveikė Lauvas, o Šiauliai svečiuose 79-85 turėjo pripažinti Talino Kalev ekipos pranašumą. Turnyro lentelės viršuje 8 pergalės iš tiek pat galimų iškovojęs Kauno Žalgiris. 2-3 vietas dalinasi Ventspils ir Šiauliai. Nei karto nepralaimėjęs, bet tik 4 rungtynes žaidęs Lietuvos Rytas 6.